Labas vakaras. Labas vakaras. Labai džiaugiuosi šį vakarą atėjusi pas jūs, tokia pilna nuostabiausių linkėjimų, nuostabiausių žodžių, nuostabiausių gėlių, dovanų. Vienu žodžiu, esu tiesiog kaip sklidinas ąsotis ir pagalvojau, kad aš turbūt vis tiek neužmigsiu, jeigu nepasidalinsiu su jumis. Ar yra čia kas nors su manim? Būtų labai smagu pamatyti. Būtų labai smagu pamatyti kokį nors ženklą, kad jūs mane matote, girdite tą karštą vakarą, kaip tik pats tas prieš miegą prisėsti ir šiek tiek paburtininkauti. Mane labai bartų už tokius žodžius mano mokytojas, nes reikia nuolat pabrėžti, kad neurografika yra mokslas ir menas. Aš tai pabrėžiu, labai stipriai pabrėžiu. Ir nepaisant to, man tai yra pati tikriausia magija, todėl kad man tiesiog tai patinka. Taip, nematau kol kas nei vieno ženklo gyvybės komentaruose. Jeigu kažkas mane matote, tai padėkite, prašau, kokį nors ženklą. Jeigu tai bus širdelė, man bus labai smagu. Jeigu tai bus pirštukas pakeltas į viršų, irgi bus smagu. Vienu žodžiu, šiandien jau man taip smagu, kad bus smagu bet kuriuo atveju. Mes visada, kai renkamės piešti, palaukiam keletą minučių, kol susirenka vėluojantis, kadangi visą laiką būna vienas kitas žmogus, kuriam būtinai kas nors atsitinka prieš einant piešti. Tie, kurie yra piešėjai, tai labai gerai žino, kodėl taip yra. Tie, kurie nėra piešėjai, aš galiu paaiškinti, kad piešiant neurografiką kuriasi nauji neuronai. Naujiem neuronams susikurti yra viena tokia sąlyga. Senos jungtis, kuriuose yra apribojimai, jos nutrūksta. Tai yra fizinis procesas, tai yra procesas, į kurį reaguoja visas mūsų organizmas. Ir ne tik organizmas, bet ir kiti mūsų lygmenys, mentalinis, pavyzdžiui, tiesiog būna, kad jaučiamas pasipriešinimas. Vienas iš pasipriešinimo formų, vienos yra fizinės, kada gali būti karšta, šalta, šiurpas, dar kažkokie tai dalykai, o išorinis pasipriešinimas einant piešti labai būna dažnai toks, kad atsiranda daug visokių kliučių, kurios vienaip ar kitaip sutrukdo ateiti laiku. Tai va, dabar laukiam tų, kuriem pasipriešinimas sutrukdė ateiti laiku, ir per tą laiką aš tiesiog sėdžiu, džiaugiuosi, dėkoju. Nebuvau suplanavusi šito piešimo, iš viso apie jį negalvojau, bet tikrai pagalvojau paskui taip, kad kiek mano gyvenime buvo metų, kada aš Facebook'e prieš gimtadienį išjungdavau priminimą. Nes daug yra žmonių, kurie sako, aš nešvenčiu gimtadienių, man nepatinka. Tai va, aš galiu prisistatyti, aš esu vienas iš tų žmonių. Tiksliau, aš buvau vienas iš tų žmonių. Kaip smagu, kad mes galim keistis, nesvarbu, kiek mums yra metų. Nesvarbu, kiek mums metų, mes galime visiškai pasikeisti. Tarp kitko, čia irgi apie neuronus yra labai įdomus dalykas, kad dar visai neseniai, prieš daugiau negu 10 metų, bet mūsų atminty tikrai buvo manoma, kad žmogaus neuroninės jungtys susiformuoja iki 6 berods. Vienu žodžiu, vaikystėje susiformuoja, ir paskui mes puikiai žinom tą patarlę, kad kuprotą tik grabas išlygins, ar ne? Tai va, paskui paaiškėjo, kad ne. Paskui paaiškėjo, kad yra tokia Dievo dovana, kad mes patys galime tos neuronus kurti naujus. O tai reiškia keistis, kiekvieną dieną keistis. Tai va, aš irgi pasikeičiau ir todėl pradėjau švęsti gimtadienį. Ir vat, tos šventės dėka gavau šiandien tiek sveikinimų, kad įsikvėpiau ateiti vakare
su jumis tų visų sveikinimų įmaterinti, nes jų iš tikrųjų yra labai daug. Man yra sunku juos apriepti. O kada aš juos sudėsiu visus į lapą, kada aš kiekvieną iš jų pačiupinėsiu, man beliks tik tai obuolių susirinkti, ar ne? Tai va. Tai kas šiandien vakare su manim obuoliauja, duokite man, prašau, kokį nors ženklą ir pamažučiais galėsim keliauti prieki. Žinoma, aš primenu, kad reikia turėti vandens, reikia turėti markerį arba du, su kuo piešim, reikia turėti spalvotų pieštukų arba flomasterių, ir žinoma, popieriaus lapą. Ir dar būtų gerai turėti norų, bet apie tai mes pašnekėsim toj, kai pradėsime piešti. Ir tada kaip tik tai paaiškės, kam mums tie norai reikalingi. Nes mes juk, kai piešiam, tai kiekvienas galvojam apie savo norus. Aš piešiu savuosius, tuos net ne norus, aš piešiu tuos linkėjimus, kuriuos jūs man palinkėjote. Sveikatos, pinigų, laimės, kūrybinio džiaugsmo. Labai reikalingi dalykai. Tai vat, tuos dalykus visus aš nusipiešiu savo. O jūs galėsite piešti savo norus, todėl kad neurografikoje kiekvienas piešia savo. Kiekvienas piešia savo. Taip. Aš labai tikiuosi, kad aš esu eteryje. Trumpam save išjungsiu minutėliai. O, pamačiau komentarus. Ačiū jum labai. Ar aš girdžiuosi? Nes man jau buvo kilęs įtarimas, kad manęs eteryje nėra. Taip. Ar esu, ar girdžiuosi, ar matausi, ar galim pradėti piešti? Ar čia vėluoja taip stipriai? Taip, pasėdėti ramiai, palaukti. Taip, girdisi. Ačiū. Viskas, aš rami ir galim važiuoti toliau. Tai va, jau pričiauškėjau apie tai, kaip čia šiandien man buvo smagu ir apie tai, kaip reikia švęsti gimtadienį. Nes tie, kas domėjosi arba girdėjo apie sielų keliones, tai turbūt žinot, kad, pavyzdžiui, išeiti iš šito pasaulio yra daug paprasčiau negu į jį ateiti. Vienu žodžiu, mes visi esame tokie išrinktieji, pateptieji, kuriems labai nuskilo. Ir ta diena, kada tu tapai šito pasaulio puošmeną, reikia ją kažkaip prisiminti, pažymėti ir padžiugauti. Tai va, todėl aš pradėjau švęsti gimtadienius ir man tai puikiai sekasi. O va, dabar jau matau. Taip, visus matau, kas klausia apie įrašą. Taip, įrašas liks sienoje. Ir tada viskas, nebeplepam, o imam markerius ir keliaujam į lapą. Ką reikės daryti lape? Lape reikės aktyvuoti savo norus. Kaip mes aktyvuojam norus, tai mes aktyvuojame tą neuroninio tinklo dalį, kuri yra už juos atsakinga. Tai padaroma rašant. Reiškia, mes dabar 1 minutėlę parašysime žodžius, tiksliau norus, kuriuos mes norėtumėm matyti artimiausiu metu. Aš ką norėčiau matyti sekančiais metais, nes man šiandien yra atskaitos taškas. Jeigu šiandien kieno nors gimtadienis, tai jums tai irgi
irgi tinka, o visiems kitiem nusipieškite norus vasarai, nusipieškite norus savaitai, kaip jūs norit, mes laiko neapibrėšim. Tai dabar tiesiog imam tada tušinukus, labas vakaras dar kartą visiems, džiaugiuosi matydama. Ir aš persijungiu į lapą, kad mes galėtumėm pradėti savo neurografinę šventę, mano neurografinį gimtadienį. Taip dar nešvenčiu, bet man patinka. Taip, štai lapas. Ką aš dabar darau? Aš dabar tą lapą truputėlį atidarau. Taip mes vadinam šitą veiksmą, kada prisiliečiu savo ranką, savo energiją, prisiliečiu prie lapo, kuris šiandien bus mano tokia A4 formato ir dydžio visata. A4 formato ir dydžio mano gyvenimas, kurį aš dabar čia planuoju ir kurti. Dabar pasižiūriu į laikrodį ir mes parašome žodžius. Tai yra, tegu bus mūsų tema norai ir 3-4, paprastai rašom 2 minutės, gal šiandien rašykime trumpiau, parašykime, ko mes norim. Svarbiausia, nestabdykit savęs, negalvokit, ar tai įmanoma. Tiesiog rašykit tai, kas užeina ant seilės ar ant tušinuko, vienu žodžiu, rašykit. Rašom ir džiaugiamės. Taip, aš rašau tai, ką man linkėjo ir tai, ko aš dar noriu. Stebuklų nepamirškite panorėti. Kaip gerai, giliai kvėpuojasi. Pasižiūrėkit, kaip jūs kvėpuojat. Daug pieštukų. O paskutinis pramušė pamatyti mano ugnę Lietuvos scenose. Patiko man šitas noras. Tai ką? Parašėm, dabar aš išplėšiu tą lapą, šiaip būtų galima ant kitos pusės piešti, bet aš išplėšiu todėl, kad noriu matyti savo norus. Noriu juos matyti, jie šį kartą bus svarbus. Kartais mes į tuos žodžius nežiūrim, o šiandien mes kaip tik tai į juos žiūrėsim. Visai žaliem labai greitai parodau, kaip atrodo neurografinė linija. Nes šiandien mes nesimokom, mes mokysimės nuo Liepos 7 neurobazės kurse, kur aš visus kviečiu. O čia tiesiog pažiūrėkit, štai taip atrodo neurografinė linija ir tokias linijas šiandieną mes piešim. Tai yra tokias kaip upės iš paukščio skrydžio arba keliai, arba kaip medžio šaknis. Vienu žodžiu, jinai yra nepanaši į save nei vienoj atkarpoj. Tai ne bangelė, tai ne kilputės, tai yra va tokia tekanti upelė, gyvenimo kelias jūsų
jūsų lape. Kitas dalykas, ką mes darysim, tai mes apvalinsime kampus, todėl kad tie kampai tai ir yra mūsų vidiniai konfliktai, kurie neleidžia išsipildyti mūsų noram. Jeigu mes turime norą, jeigu tas noras atėjo, tai 100% yra galimybės jam būti, realiai būti mūsų gyvenime. Jeigu jisai iki šiol neišsipildė, kažkur yra vidinis konfliktas, vidinis prieštaravimas, kažkoks negaliu, ne man, neįmanoma. Ir va tai yra kampas. Tuos kampus mes visus, rodau dar kartą, va taip pat įpieždami tokią šypsenėlę į kampą, užapvalinsim. Ką tai reiškia, kaip tai veikia, kaip tie neuronai formuojasi. Visą tai papasakosiu, pamokysiu išsamei kurse Neurobazė jau nuo Liepos 7. Ateikit, kiekvieną pavedžiosiu už rankos. Visada tai darysiu ir šį kartą, o dabar tiesiog vadinasi ir jūs vaikai taip darykite, kaip dalytė daro. Kaip jau išeis, taip išeis. Svarbu gera intencija ir nieko tame nėra sudėtingo, tiesiog darimo būdu. Viskas darosi darimo būdu. Tai va, dar kartelį atsidarom lapą. Aš atsiprašysiu, nes man šiandien žinutės vis dar eina ir eina, tai jos truputėlį bus išjunginėjamos, kad neuždengtų man čato. Ačiū, Julyte. Tai va, ir atsidarom dar kartą lapą, galime netgi užmerkti akis ir po ilgos karštos dienos nuoširdžiai atsikvėpti. Iškvėpti per pėdas, padėkoti žemeliai už tokią gražią dieną, už tai, kad mus nešioja, už tai, kad mes esam, pajausti savo rankas, kojas, pajausti savo nugarą, pajausti savo pečius, jeigu kur nors yra įtampa, atsipalaiduoti, suprasti, kad mes dabar einam į tokią gražią šventę, į tokį gražų gimtadienio burtą. Man gimtadienis, jums kam ne gimtadienis, tai būkite mano svečiais ir aš manau, kad tokie gimtadieniai tikrai galimi, kuriuose dovanas gauna visi. Tai vat ir mano šios dienos idėja yra tokia, kad aš tiek daug turiu, kad būtina ir labai norisi pasidalinti. Tai tiesiog tegu dovanos šiandien būna visiems. Nuo ko pradėsim? Kokia šiandien mano mintis? Iš karto sakau, kad aš dar taip nedariau, bet atėjo noras daryti taip. O gal neatėjo noras daryti taip? Ne, tegul būna taip, nes jums anaip nesimatys viršaus arba apačios ir kas nors gali nerimauti. Žiūrėkit. Jums tai būna, kad kada pasikeičia skaičius, kurį laiką jį sunku prisiminti ir vis painiojasi. Ar čia tau tiek metų, ar čia tiek, pasakai seną skaičių, kitą kartą pasakai per daug. Man tai visą laiką taip. Man reikia laiko priprasti prie to skaičiaus, kurį aš dabar turiu naudoti, 12 mėnesių naudoti kaip savo metų skaičių. Man labai kažkaip gerai prisimena 35, labai gerai 16 atsimenu. 40 dar neblogai. Na, visus kitus man reikia stabtelt ir pagalvoti. Taip yra todėl, kad iš tikrųjų, vėlgi apie neuronus kalba. Neuronuose turi įsipiešti tas skaičius. Dabar žiūrim, kokias mums emocijas tas skaičius kelia. Aš tikiu, kad čia yra labai įvairaus amžiaus žmonių ir rašau savo metus, o jūs rašykit savo. Tokį didelį skaičių per vidurį lapo. Štai, aš dabar tikiuosi nesuklysiu. Man atrodo, kad man kaip tik tiek ir yra. Ir aš į jį dabar žiūriu. Žiūriu ir vieną dalyką labai aiškiai suprantu, kad nepaprasta yra priimti tą naują pradžią. Nepaprasta yra negalvoti, kad tai jau yra labai daug. Nepaprasta yra negalvoti, kad o Dieve, kiek visko buvo. Ir šiandien, kai aš noriu galvoti tik apie gerus dalykus, tik apie džiaugsmingus dalykus, kurie mane džiugina,
Ir apskritai aš kiekvieną dieną noriu apie juos galvoti. Man kilo tokia idėja neurografiniu būdu tiesiog prisijaukinti tą skaičių. Kaip yra neurografikoje prisijaukinami skaičiai? Jie yra neurografuojami. Taip kaip aš jums rodžiau, kaip atrodo linijos, tai mes bet kurią tiesią liniją galime tiesiog paversti neurografinę. Tai yra praeiti per viršų. Mes dabar taip ir padarykim. Mes imkime ir įsivaizduodami, kad tai yra ne tik skaičius, o tai yra ne. Dar vienas yra neurografinis būdas viskam harmonizuoti. Dabar jūs nesistebėkit, nes aš sakau, tai gimsta jūsų akivaizdoje ir čia visokių gali būti tokių įdomių dalykų ir atradimų. Harmonizuoti viską yra labai paprasta. Tiesiog paimti į ratą. Mandala, saulė, motinos įsčios, nimbas, aura, kas nori, visi dalykai, kurie yra tobuli ir harmoningi, yra apvalūs. Ir viską, ką mes norime harmonizuoti ir išjausti gerai, mes galime labai paprastai harmonizuoti tiesiog apvesdami apskritimu. Viskas, man iš karto ramiau. Mano 52 yra gražiame, tokiame mano akise netgi švytinčiame rate. Dabar viskas vienaip ar kitaip yra sudaryta iš linijų. Šitie skaičiai, jie irgi yra sudaryti iš linijų. Kaip man juos dabar išversti į mano neuronų kalbą, kad mano neuronai juos priimtų kaip grožį, gėrį, turtą, vertybę didelę? Paprastai, žinoma, neurografuoti. Aš imsiu ir per kiekvieną skaičiaus liniją pravesiu neurografinę liniją. Ir ne šiaip pravesiu, o vesdama dėkosiu. Dėkosiu už tai, ką aš per tuos 52 metus patyriau. O dabar aš žiūriu ir matau, kad aš pradėjau nuo skaičiaus 2, o ne nuo skaičiaus 5. Galiu savęs paklausti, apie ką man tai, o galiu nieko neklausti. Galiu tiesiog džiaugtis ir vedžioti. Žiūrėkit, per kiekvieną liniją ir jos posūkį aš pravedu neurografinę liniją. Štai šitaip. Tie, kurie jau moka piešti, jie supranta, ką mes dabar darom. Mes darom tai, ką mes darom su savo stresais, su savo išgąsčiais, baimėm ir neigiamom emocijom, bet šį kartą tai truputėlį kitaip. Nieko neigiamo aš tiem 52 nejaučiu. Atvirkščiai, aš sakau, aš paleidžiu viską, kas buvo. Tegul tai ištirpsta mano laike, tegul tai įsilieja į mano gyvenimą, va taip gražiai, takiai kaip šitos linijos. Tegul įsilieja tos patirtis, kurias aš gavau. Ir tegul išeina tai, ko man nebereikia. Tegul išeina visi apribojimai, visi negalėjimai, visi neturėjimai, visos nesveikatos. Tie dalykai tegul išteka, išplaunu linijom viską. O tai, kas man reikalinga, ta patirtis, ta išmintis, tas grožis begalinis, kuriuo aš šiandien su jumis dalinausi, rodžiau, kaip mano paso nuotraukos keičiasi, tegu lieka man. Pažiūrėkit. Galima sakyti, kad jeigu dabar pažiūrėtų į mano lapą žmogus, kuris nematė pradinio skaičiaus, sunkiai jau jį ir berastų. Jums reikia padaryti dabar tą patį. Tiesiog per kiekvieną liniją pravesti liniją nuo krašto iki krašto. Ir vedant nepamiršti padėkoti tiems metams už tai, ką jie jums davė, nes dėkojimas, kaip žinia, yra pats stebuklingiausias dalykas, taip kad vėlgi, kai aš sakau žodį magija, aš jį ir apie padėką sakau, taip kad man galima, aš tą žodį naudoju plačiai. Dabar mums reikėtų užapvalinti visus tuos kampus, kuriuos sukūrėm, arba kaip mes piešėjai sakom, ištraukėme iš savo galvos. Kiekvienas kampas kaip rakštis iš smegenų. Ne iš uodegos, o iš smegenų. Konfliktas, apribojimas kažkoks, įsitikinimas nebenaudingas. Kampas visada, jisai archetipiškai atrodo pavojingas. Taigi, aš dabar einu ir juos apvalinu vis dar
lygiai taip pat galvodama apie tuos savo metus, kurie praėjo. Šiandien aš tarp kitko apie juos daug galvojau. Ir galvojau, kad man nepatikdavo niekada filmai, kuriuose veikėjai yra tokie, žinot, nu, labai bet kodėl serialų, aš ten meksikietiškų ar kokie dabar, gal kokie nors kitokie yra, nežiūriu, todėl kad ten visada labai aišku, kas yra geras, kas yra blogas. Jie tiesiog pasižiūrėjai ir labai 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 akivaizdu, net pagal jo aprangą, pagal jo balso tembrą, pagal viską, kad tas yra labai gerėtis, o tas yra labai blogėtis. Geramegi filme tai nėra tų gerų ir blogų, jie keičiasi, jie vienose situacijose atlieka vieną vaidmenį, kitose kitą. Ir dėl to pagalvojau, kad mano gyvenimas, jisai labai geras filmas, o aš labai toks įdomus personažas, nes buvau tikrai visokia. Ir tas mano visokiškumas man dabar ir kelia didelį norą už tai padėkoti, už tą įdomumą gyvenimo, kurį aš turėjau laimės patirti iki šio momento. O dabar aš piešiu, kad jis netaptų nuobodus ir kad aš netapčiau tą, dabar bandau kokį nors vardą iš serialo prisiminti, kokia, nežinau, kas buvo labai labai geras, koks nors veikėjas, kuris tiesiog išimtinai buvo tobulai geras. Nes man tiesiog neįdomu, aš noriu klysti ir toliau. Aišku, dabar, kai apvalinam, galim savo tokį palinkėjimą pasisakyti, kad aš norėčiau klysti, pavyzdžiui, juokingai, nebeskaudžiai, ne dramatiškai. Aš noriu klysti, kad mano klaidos neįskaudintų kitų žmonių. Bet vis dėlto aš norėčiau kartais nueiti ne tuo keliu, kartais pamatyti kažką netikėtai vien todėl, kad aš supainiojau ir išsukau iš kelio dėl takelio. Čia irgi yra tokia mano savybė viso gyvenimo, sukti iš kelio dėl takelio, bet žinokit, tuose takeliuose aš daugiausiai įdomių dalykų ir pamačiau. Jeigu taip pagalvojus, pavyzdžiui, apie kelionę per kokią nors nežinomą šalį, kiek mes jos pamatytumėm važiuodami autostrada, autobanu kažkokiu tai dideliu greičiu, be jokių kliučių, ir kiek mes pamatytumėm keliaudami, tarkime, kalnais, kloniais, kaimeliais, pievomis ir kaip tai atrodytų. Ką dabar pastebėjau? Pastebėjau, kad aš apvalinu prieš laikrodžio rodyklę. O tokius dalykus, kai mes piešiam, visą laiką pastebim, nes galim užduoti klausimą savo. Mokantis toliau, be abejo, ateina jau žinojimas, ką reiškia prieš laikrodžio rodyklę, ką pagal, bet iš esmės tai tiesiog, jeigu užduodi savo klausimą, tai būtinai ateis ir atsakymas. Čia tas pats, ką aš sakiau apie norus, kad jeigu mes kažko norim, tai 100% mes turime galimybę tai turėti, nes kitaip tas noras tiesiog neateitų į paviršių iš pasąmonės. Lygiai taip pat, jeigu mums kilo klausimas, tai visiškai būkite tikri, kad tą atsakymą žinote pats. Nieko net klausti nereikia. Užduoti savo klausimą, o kodėl aš dabar apvalinu prieš laikrodžio rodyklę? Gal jis ateis dar piešiant, gal aš jį susapnuosiu, gal aš pamatysiu kažką, kas man duos atsakymą į šitą klausimą aplinkui mane. Vienu žodžiu, neurografika yra toks įdomus dalykėlis, kuris mus veda gilyn į pasąmonę, o ten atsakymai yra visi, o ten galimybės yra visos. Mes tiesiog nustojam žiūrėti į tą ledkalnio viršūnę ir paneriam gilyn į kitus pasąmonės lygmenis. Apie tai kalbam irgi neurobaziai, nes mes kalbam apie sąmonės piramidę, apie jos lygmenis, apie tai, kaip jie atitinka visus algoritmo žingsnius. Ten yra šiek tiek tos teorijos, bet teorija, jinai maždaug taip ir pateikiama, kaip kad dabar aš jums pasakoju. Tai yra, mes piešiam ir kalbamės. Nes turbūt nieko aš nebedarau nepieždama. Šiandien pirmą kartą šiemet
nusprūdau iki jūros, pasidovanojau savo tokį rytinį nuostabų krištolinių dubenų ritualą. Žinot, kaip žodis atsitiktinai, mano mylimiausias. Atsitiktinai vakar pamačiau, kad vyks šiandien mano gimtadienio rytą 7 valandą prie jūros krištolinių dubenų ritualas. Tiesiog ėmiau ir nuvažiavau. Argi tai ne dovana? Nuostabus tas atsitiktinumas. O tokius atsitiktinumus mes čia irgi galėsime įpiešti, kad jų būtų kuo daugiau. Nuo ko pradėjau pasakoti, nebeatsimenu, kad aš nenuvažiuoju prie jūros, o šiandieną nuvažiavau. Matyt, nieko svarbaus nenorėjau pasakyti. Taip irgi būna. Taip irgi gali būti. Yra tokia viena malda, labai graži, kurioje prašoma apsaugoti nuo nereikalingų minčių. Kartais mūsų mintis nuskraidina labai toli nuo ten, kur mes norėtumėme būti. Išsisklaido dėmesys, nusprūsta ir mes pametam tai, ką veikiam, pametam dėmesį, dingsta energija iš tos vietos, kurioje tuo metu jinai turėjo būti, kad įvyktų sėkmė. Ir kartais mūsų norai nesipildo. Ir tas kartais būna dažnai. O todėl yra vėlgi neurografika. Dėmesio sutelkimo metodas. Ką mes dabar darom? Mes dabar markeriu braidom po savo neuronų tinklą, traukdami iš jo rakštis, kurios neleidžia mums, tarkim, pasidžiaugti savo metais. Dabar mes jais džiaugiamės, bent jau aš jais labai džiaugiuosi ir pamažu jie tiesiog įsipiešia į mano gyvenimo paveikslą. Aš kaip jums sakiau, kad šitas lapas dabar yra mūsų gyvenimas, tokia mūsų gyvenimo metafora. A4 dydžio gyvenimas, tai štai kaip įsipiešia mano naujas skaičius, mano nauji metai, sklandžiai, gražiai, minkštai. Galima pagalvoti, kad visada jie čia ir buvo. Kas be abejo yra visiška tiesa, bet pasakykite apie tai mūsų protui. Mūsų protas labai dažnai pergyvena kiekvieniem metam atėjus. Ir paskui iš to ir atsiranda tas kalbėjimas, kad na, tai aš va čia kol jaunas buvau, tai švenčiau, o dabar tai ką čia švęsti? Yra ką švęsti. Švęsti tai, ką va dabar susikursim. Stebuklus, džiaugsmus, gerumus, draugystes, naujumus ir visokį kitokį dalyką. Atsikvėpkit, iškvėpkit giliai per pėdas ir pasižiūrėkit, kaip jūs jaučiatės. Kas prisijungia vėliau, aš prieš tai pasakojau, kad piešiant neurografiką galime pajausti ir iš tikrųjų jaučiame, kada jau esame treniruoti piešėjai, visada jaučiame kūne refleksiją. Tai yra atsiranda pojūčiai, kurie signalizuoja, kad pokytis vyksta. Jeigu jie neatsiranda, tai nereiškia, kad jie nevyksta. Jeigu neatsiranda pojūčiai, tai nereiškia, kad nevyksta pokyčiai, norėjau pasakyti. Pokyčiai vyksta, tiesiog kūnai daugelio iš mūsų yra taip atpratę būti išgirsti, kad jie net nebando su mumis kalbėtis. Arba mes taip nebemokame jų klausytis, kad ta refleksija jinai atsiranda po 2, 3, 4 piešimo, bet atsiranda visada. Nepaisant to, pokytis, žinoma, vyksta. Pamatysime mes jį rytoj, kas nuėjęs į darbus, kas atsivertęs kokią nors pašto dėžutę arba banko sąskaitą, nelygu kas ką piešia. Tiesiog labai svarbu po piešimo paskui yra smalsiai ir dėkingai stebėti aplinką, kad tų stebuklų nepražiopsotumėm, nes tai irgi yra daugelio savybė, jau nebe mano, aš jau išmokau matyti,
priimti kaip savaime suprantamus dalykus, viską, kas nutinka. Aš kiekvieną smulkmeną apžiūriu atidžiai, nes jau pasimokiau, kad smulkmenose visada prasideda patys didžiausi dalykai. Ir kartais tas atkreipimas dėmesio į smulkmeną, pasidžiaugimas, padėkojimas, jis atidaro vartus į didelius pokyčius gyvenime. Na va, žiūrėkit. Kas labai akylas dar gali pastebėti lape tą skaičių. Aš pati jį dar šiek tiek matau. Bet jeigu aš dabar šitą piešinį, pavyzdžiui, parodyčiau žmogui, kuris apskritai nežino, apie ką mes čia kalbam, jis jau nerastų mano 52, nes jie va tam gyvenime, jeigu sakysim, kad tai yra mano dienos, tai yra mano patirtis, mano padėka, mano istorija, tie 52 jau įsipiešia. Yra toks posakis, ar ne, įsipiešti kur nors, į kompaniją, į kolektyvą, į foną, į peizažą. Tai va, mano 52 jau įsipiešė į mano gyvenimą. Dabar tada aš išjungiu dar kartą sveikinimus, kurie vis dar plaukia, kas yra neįtikėtinai malonu ir aš taip džiaugiuosi, aš nemoku pasakyti, bet padėkosiu paskui, nes dabar mano dėmesys yra mano metuose. Dabar tas pokytis manyje, tai yra priėmimas mano amžiaus, mano 52, jūsų galbūt 28, 37, 65, 78, ar kaip mano mamos 85, nesvarbu, 16, kiek jums bebūtų. Vis tiek reikia priimti tą savo skaičių kaip patį geriausią tą minutę. Va čia ir dabar jisai mūsų ir jis yra pats geriausias. Ir mes jį kai priimam, mes galėsime juo išsidžiaugti, išsimėgauti iki paskutinio lašo, kaip būtų kondensuoto pieno indelis, kur gal ne visi mėgsta, kas ką mėgsta. Ir kada norisi visus išgramdyti net kampiukus. Tai va, aš jau priėmiau, nes aš užapvalinau visus kampus. Jeigu kas nors piešia pirmą kartą ir neužapvalino, jūsų užduotis yra tai būtinai padaryti. Nes palikti neužapvalintą kampą yra nesaugu ta prasme, kad tas pasipriešinimas, jisai gali pasireikšti stipriau vien dėl to, kad tie kampai yra. Čia juokų tikrai mažai, tai iš tikrųjų mokslas ir tai iš tikrųjų yra ištirta, kad šitas piešimo principas tuos mūsų vidinius apribojimus ištraukia į paviršių ir jie veikia kaip atviras nervas panašiai. Dėl to jas būtinai reikia suapvalinti. Kaip mano mama sako, užkampuoti. Tokį turi terminą. Tai va, dabar, kadangi aš jau viską užapvalinau, užkampavau ir priėmiau savo metus su visa patirtim, su visa padėka, aš noriu pranešti apie tai pasauliui. Kaip aš tai darysiu, aš pridėsiu linijų į foną. Dabar galiu įsivaizduoti, kad tarsi štai va ta figūra esu aš, o tai, kas yra už figūros ribų, yra fonas. Ir aš tiesiog pridedu linijų. Kiekviena linija yra energija. Kiekviena linija padidina ne galimybę, nes galimybė yra visada, bet greitį norų išsipildymo. Klausėt, girdžiu kažkas. Tiesiog girdžiu, kaip kažkas klausia, tai kur tie norai? Norai bus, ruošiam patalėlį. Tai va, vienu žodžiu, iš figūros arba iš fono į figūrą pridedam papildomai linijų. Matot, atsiranda dar kampų. Atsiranda dar visokių, kokia nesąmonė. Neįmanoma. Jūsų galvoje tie norai, kuriuos užsirašėt, jie yra, net nebejokit. Pasąmoniai nereikia žiūrėti popieriuką, jinai puikiai žino, ką jūs ten rašėt. Ir žinot, ką jinai dar žino, jinai žino, ko jūs nerašėt, bet norėtumėt. Taip kad tiesiog džiaugiamės, pridedam linijų, aš taip dosniai pridedu, lyg tai būčiau nusiteikusi labai ilgai švęsti su jumis. Ir jaučiu, kad aš tam ir esu nusiteikusi, nes kažkaip šiandien tas įkvėpimas yra didis. Na va, pridėjau dar linijų ir atsirado dar kampų, ten, kur jos susikirto.
ten, kur susikirto mano, pavyzdžiui, noras. Aš noriu į Peru. O mano protas man sako, bet tu neturi tiek pinigų. Aš sakau, o čia yra vidinis konfliktas, bet aš noriu. Ir pinigų neturėjimas man nėra priežastis nenorėti ir nevažiuoti. Man reikia tiesiog išspręsti šitą klausimą kuo greičiau. Todėl aš einu ir apvalinu tą konfliktą, kad jisai neuždarytų mano galimybę, tai kad man nebereikėtų koncentruoti dėmesio į tą negaliu, o aš galėčiau koncentruoti dėmesį į noriu. Nes čia yra du vektoriai. Iš tikrųjų, vienas vektorius aš noriu, kitas vektorius, ką aš apie tai manau. Ir kur aš sutelksiu savo dėmesį, ta pusė ir nugalės. O kai dar yra konfliktas, kada tas konfliktas yra atviras, kada aš šokinėju nuo minties prie minties, tada dėmesio nesutelkiu iš vis niekur. Ir išeina toks niekur nebuvimas. Todėl apvalinam kampus ir liekam prie noro, o ne prie galiu, negaliu. Ką reiškia negaliu? Iš vis nėra tokio žodžio. Dar kartą padeklamuosiu jums savo mokyklos atminimo eilėraštį. Niekada nesakyk, negaliu, nes šis žodis baisus prieš žmoniją, kas jį kartos, nežengs pirmin niekados, tik klaidžios laimėtų keliu ir kartos negaliu, negaliu. Atminimuose tai esu parašiusi nežinau kiek kartų. Šiandien mane pasveikino mano mokyklos laikų draugės, tai jeigu kas nors iš jų šiandien čia yra, tai tiesiog turbūt atsimenat, kad tai buvo vienas mano mėgstamiausių eilėraščių, nors ne eilėraščių, o tų tokių atminimų vadinamų, ar ne, kad tai tos sąsiuvinius, kuriuos rašydavom. Tai tuo metu aš manau, kad net nelabai supratau, apie ką aš čia, bet iš tikrųjų tai netyčia tapo mano gyvenimo moto. Va dabar, kadangi vaikštau po tą savo gyvenimą, po tuos savo čia nugyventus 52 labai įdomius metus, po labai įdomų filmą, galiu pasakyti, kad iš tikrųjų pasitvirtino, 100% pasitvirtino tai, kad nėra neįmanomų dalykų niekur, absoliučiai. Yra tik tai per mažai noro ir viskas. Ir dėmesys ne ten. Ir dėmesys ne ten. Taip kad telkiam dėmesį ten, apvalinam kampus ir džiūgaujam, ir džiūgaujam. Aš čia dabar gal taip lakoniškai kalbu apie tą materializacijos principą per neurografiką. Iš tikrųjų kalbu visuose kursuose, dėl to tų kursų taip daug yra, dėl to tų piešimų taip daug yra, kad labai norisi įdėti kiekvienam į saują va tokį nuostabų įrankį, su kuriuo gali daryti viską. Ir nereikia tada laukti Bielskytės gimtadienio, kad jinai įsikvėptų ir išpultų čia piešti. Ir nereikia tada mokėti pinigų už jos sugalvotus piešimus, nes tu gali viską susigalvoti pats. Čia esmė yra tame, kad išmokti, išjausti, kaip tai stipru ir išmokti tai naudoti saugiai. Ir tada, kada jau pagauni pagreitį, niekas tavęs nesustabdys. Aš galvoju, tarkim, prieš metų 10 niekas manęs nebūtų privertęs gimtadienio vakarą sėdėti eteryje ir piešti su žmonėmis. Aš būčiau norėjusi veikti kažką kitą. Aš būčiau norėjusi užstalės, būčiau norėjusi šokių, būčiau norėjusi kažkur tai lėkti, jokio triukšmo, šurmulio. Ir tai nėra blogai, jokių būdų, tai yra nuostabu. Galbūt netgi keistoka yra, kad aš dabar tiek esu įkritusi į neurografiką, kad man sunku būtų išsėdėti prie stalo, man sunku yra išsėdėti prie stalo nepiešiant. Aš piešiu visur, jums taip nebūtinai turi būti. Man tai yra atradimas, pašaukimas, aistra, svajonė, vilionė, džiaugsmas, grožis, gėris, man tai pildosi, man tai veikia ir aš dėl to taip darau. Galima viską suderinti, bet va dabar, pavyzdžiui, man tas darimas yra šventė. Ir ko aš linkiu, vat nuoširdžiai dabar, kadangi tai yra linkėjimų piešimas, ko aš linkiu visiems,
Aš linkiu atrasti savo tokį dalyką, kuris jūs šitaip vežtų. Daug yra žmonių, kurie galvoja, kad kvanktelėjo mūsų senė. Na, aš to prasme. Ir aš su jais visiškai sutinku, bet žinot, bet kame dar yra tų mano 52 metų gėris. Man jau patinka būti kvanktelėjusi. Jeigu aš anksčiau bandydavau tai kažkiek paslėpti, o dabar kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, kad va, tas būti kvanktelėjusi man suteikia visus gyvenimo malonumus, džiaugsmus ir gėrį. Nes tai yra mano unikalumas, mano išskirtinumas, tai yra mano va, tas toks vidinis aš, kad man tai patinka. Taip, aš kvanktelėjusi, bet man tai patinka. Ir tas toks sveikas išėjimas už proto vienoje ar kitoje srityje, nebūtinai tai turi būti neurografika, tai gali būti kažkas kito, bet taip, kad vežtų, taip, kad širdis apsaltų nuo to džiaugsmo tai daryti. Tai va, aš to labai labai linkiu kiekvienam rasti savo tokią veiklą. Ir ta veikla, jinai tegu būna ne tik, bet, kad aš grįžau pavargęs, pabaigęs kažkokius nekenčiamus darbus, o kad tai būtų ir duona, ir druska, ir šventė, bet ko aš jums linkiu. Ir savo linkiu to paties. Kad tai būtų ir duona, ir druska. Tai būtų ne tik aistra, bet tai būtų va, tiesiog ta gyvenimo dalis, kai nebereikia dirbti, nes viskas, ką tu veiki, yra šventė. O tebūnie toks palinkėjimas šitam piešiny mums visiems, aš nuoširdžiausiai to linkiu ir tai įpiešiu jums savo ir jums, čia yra naujokam irgi priminsiu, o mano piešėjam, mano kolegom, jau tiek laiko mes piešiam kartu jau kolegos, priminsiu, kad kai mes piešiam neurografiką, visą laiką yra tas, kad mes dirbam su savim. Tai yra, aš piešiu savo norus, savo poreikius, savo sveikatą, savo santykius, bet aš visada dalinuosi, tai yra savo ir kitiem. Tai, kas man yra gerai, tegu bus gerai ir kitiem, kam to reikia. Kam tuo metu to reikia. Vat šiais metais koks buvo įdomus nutikimas, kai aš piešiau ir tuo metu operavo mano mokytojo dukrą ir aš pagalvojau, kad na va, ir tai mergaitai palinkėsiu sveikatos, sėkmingos operacijos ir tuo pačiu visiems, kam tuo metu reikia. Čia atsiliepia mano bičiuliai iš Vilniaus, sako, Dalia, mane kaip tik tuo metu operavo. Aš nežinojau. O vat atėjo toksai noras visiems, kam tuo metu reikia palaikymo, ką tuo metu operuoja, ką ruošia operacijai, kieno artimuosius operuoja. Vat tu tiesiog pajauti lauke, kad kažkam tai reikia tavo palaikymo ir palaikydamas pats save, tu palaikai ir kitus. Tai va, tas toks irgi yra nuostabiausias dalykas būti laimingu draugu. Nu va, kaip jūs laikotės? O, yra klasiokų, fainai, džiaugiuosi, Dianėlė, mano klasiokai yra gėris, meilė, džiaugsmas ir šviesa. Taip, važiuojam toliau. Dabar ateina laikas noram. O va dabar, iš tikrųjų, tai tie, kurie mokat, čia tų linijų galima dėti ir dėti, nes piešinio išsipildymo greitis ir apskritai vat, mastelis, jisai tiesiogiai priklauso nuo to, kiek yra linijų. Nes automatiškai, kuo daugiau linijų, tuo daugiau susikirtimų, tuo daugiau mes pašalinam apribojimų, kurie mums neleidžia tų norų turėti. Ne? Tai va, tai jeigu kas nors turite ūpo ir laiko, tai pieškite linijų daugiau, arba paskui galima pridėti linijų, tai visiškai niekas nedraudžia to dalyko. Dabar bandau surasti kokį nors padarau storą markerį, kažkaip čia man nesusiranda, radau. Ir ką aš dabar padarysiu? Dabar aš piešiu vėlgi apskritimais, va čia yra mano gyvenimas. Į jį aš įpiešiau savo 52 metus, kurie šiandien atėjo.
Nelauktai, netikėtai, kaip žiema pas kelininkus, kiekvienais metais ateina. Taip ir pas mane nelauktai, netikėtai atėjo 52 metai. Dabar aš eisiu ir va šitam savo gyvenime, kuriame jau yra netikėtai atėję 52 metai, ieškosiu tų linkėjimų, kuriuos jūs man šiandien linkėjot. Pavyzdžiui, va čia aš matau dalį apskritimo. Net jeigu nematot, galit tiesiog piešti. O kas matot, tai žinot kaip. Mes vadinam juos resursais, o šiandien tai yra tie linkėjimai, aš juos įpiešiu. Va čia yra ta sveikata, kurios jūs man linkėjote ir aš ją savo piešiu. Sveikata tokio vadidumo išėjo. Nuostabi. Einu toliau žiūrėti, kas ten dar buvo parašyta. Ten buvo parašyta įkvėpimas ir kūryba. Ir tebūnie jinai štai čia. Įkvėpimas ir kūryba. Aš netgi užsirašysiu ir jūs galite užsirašyti, nes dabar atrodo, kad atsiminsit, o paskui imsit ir pamiršit. Pinigai, sakė, pinigai, žmonės sakė, turto tau pinigų. Pinigus paimsim ir nupiešim va šičia didelius. Ką aš daryčiau su dideliais pinigais, piešiu ir galvoju. Nu, žinokit, vat, man atrodo, kad aš tikrai turėčiau ką su jais veikti. Aš tiek turiu idėjų ir man vat, tiktų, man nepamaišytų. Tikrai nebūtų taip, kad aš išsigąsčiau didelės sumos. Nors gali būti taip, kad kai kurie žmonės bijo didelių sumų. Ir tai yra irgi vienas iš apribojimų. Jeigu jūs pagalvojat, o Dieve, jeigu aš turėčiau daug pinigų, kiek tai būtų atsakomybės, kiek tai būtų kažkokio tai nerimo, kad, pavyzdžiui, gali juos kažkas tai atimti, arba, pavyzdžiui, o man gėda turėti pinigų, nes tai nėra gerai. Tai jeigu jūs turite tokių dalykų, nu, apie tai mes kalbam kurse Pinigakritis, išsamei ir daug. Bet šiaip tai tiesiog užapvalinkit kokį kampą su šituo įsitikinimu. Nes pinigai yra labai puikus, nuostabus dalykas, tiesiog įmaterinta galimybių energija ir jeigu tik tai yra žinojimas, ką tu su jais veiksi, tai jų norėti yra normalu ir gerai. Taip, kas toliau? Toliau man vis dar labai reikia kompiuterio. Nežinau, net pasimsiu kažką storesnį, nes tegul pamato dabar atsakingieji už kompiuterius, kas ten pas mus yra, angelai įdomu atsakingi už kompiuterius, įtariu, kad yra, negali nebūti, jeigu aš apie tai pagalvoju, reiškia ir yra, va, tegu bus čia, nes labai man jo reikia, štai, o, taip, reikia gal nebūti per daug gobšiai, bet galvoju, kas tas mažiukas gražutis va toks, na čia bus stebuklas. Stebuklas ir jisai va susijungęs su pinigais, tai labai, labai smagu. Piniginis stebuklas bus, piniginis. Dar ką galima apvesti, tai pavyzdžiui, čia aš matau, kad tiesiog kaip koks geležinkelio mazgas, ar ne va kiek susidarė kampų vienoje vietoje. Tai tiesiog tuo pačiu su apvalinimu, tuo pačiu konfliktų sumažinimu, kai mes pašalinam apribojimą, mes gaunam labai daug laisvos energijos, kurios nebereikia eikvoti įtampai ir konfliktui. Tai vadinasi, čia yra didelė energijos sankaupa. Nu, dabar dar paskaitysiu, ką man dar linkėjo kelionės. Kelionės, taip. Su kuo mes žadėjom važiuoti į Turkiją, su kuo mes žadėjom važiuoti į Tailandą, su kuo mes žadėjom važiuoti į Maču Pikčiu, su kuo mes žadėjom važiuoti pas beždžiones į geizerius, kuriuos ten sėdi tokios karštose versmėse. Tai net nuotrauką esu parsisiuntusi, nes labai noriu. Ir va čia va dar matau didelį apskritimą. Va. Galite iš karto apvalinti. Stebėkit, kaip jūsų kūnas. Jeigu jaučiat, kad kažkur tai kyla nerimas,
arba kažkoks tai šiurpas labai stiprus, arba kur nors ką nors suskaudo, tai tiesiog eikit ir apvalinkit iškart ir tada su kiekvienu užapvalintų kampu darosi lengviau, smagiau. Paskui gali būti energijos netgi daugokai, kai energijos daugokai ir mėgelis, pavyzdžiui, neima vakare, tai tada į bliūdą įsidedam į karštą vandenį druskos, sumerkiam kojas ir pasėdim. Be telefono, be televizoriaus, tiesiog pasiklausom, kaip iš mūsų tas perteklius gražiai per vandenuką išsiplauna. Kelionės. Taip. Taip, aš norėčiau dar va čia, ką aš norėčiau nupiešti. Aš norėčiau nupiešti plėtrą. Aš norėčiau nupiešti plėtrą tiek, kad aš dar galėčiau dirbti taip kaip dabar, praktiškai su kiekvienu asmeniškai, kiekvienam atsakyti, kiekvienam matyti, kaip auga, kaip plečiasi, kaip sekasi. Bet kad aš galėčiau turėti dar veikloje komforto, turėčiau komandą, turėčiau įrangą atitinkamą, tokie visokie dalykai, kad išsipildytų šitais metais. Dar čia nusipiešiu tą televizinį savo projektą. Tyliai ramiai, šoniuke truputėlį, bet tegu bus. Štai, mano norai yra čia, žiūriu, ar nieko nepraleidau. Buvo dar išmokti ispanų kalbą, bet aš ir taip mokusi. Tai aš jos čia nebepiešiu. Dabar jau aš čia prisipiešiau daug. Ir be abejo, ką aš dabar darau, aš apvalinu visą tai. Apvalinu, pasižiūriu, kad nebūtų per tiesių linijų, paneurografuoju. Ir ten, kur užsirašiau, jau galiu pagalvoti. Kad apvalinu linkėjimą sveikata. Aš labai gerai žinau, kas tai yra sveikata. Sveikata tai yra apskritai santykis su kūnu. Toj vietoj, ką aš dabar padarysiu, tai aš atsiprašysiu savo kūno už nemigo naktis, už neradimą laiko pavalgyti. O kai randu laiko pavalgyti, tai pavalgau bet ką, kas greitai, nes man reikia piešti, tuo metu aš neturiu laiko. Tai aš labai atsiprašau. Aš atsiprašau ir vienas iš mano pažadų savo, dievuliau, aš dabar įgarsinsiu, paskui reiks, kur dėsios. Pažadų savo keisti, įsivesti tiksliau režimą, nes keisti čia nėra ką. Aš einu miegoti dabar 4:30, keliuosi 8:30 ir ištisai esu tokiom raudonom triušio akytėm. Ir aš tiesiog žadu savo kūnui, kad aš eisiu miegoti laiku ir geriau anksčiau kelsiuosi, bet atsigulsiu iki 12. Man tarp kitko vakar pavyko tai padaryti, nes šiandien ryte reikėjo keltis 5. Tai aš visai gerai pradėjau. Dabar svarbiausia laikytis to, žiūrėsim. Tai va čia yra turbūt tas mano pažadas ypatingai svarbiai, kad aš pasirūpinsiu. Kartais norai mūsų neišsipildo, norai arba, pavyzdžiui, su finansais tai labai smarkiai susiję, būtent todėl, kad yra labai apleistas kūnas, apleistas ne ta prasme, kad blakstienos nepadažytos, o ta prasme, kad į jo poreikius neatsižvelgiama. Čia aš ne kam nors konkrečiai sakau, tiksliau kažkam konkrečiai, bet tas kažkas konkrečiai esu aš. Tas kažkas konkrečiai esu aš. Labai protinga, labai išmintinga, bet šitoj vietoj šitoj vietoj aš turėčiau šiais metais padaryti, neturėčiau, o noriu padaryti ir padarysiu pokytį, kad aš pradėsiu labiau rūpintis tuo nuostabiu, unikaliu, fantastišku kostiumėliu, kurį aš nešioju šitam gyvenime. Čia irgi taip galbūt sumenkintai pasakiau, tai yra tiesiog nuostabi įranga, tai yra rūmai, tai yra šventovė, tai yra tai, kas man tarnavo, irgi kadangi apie amžių, apie metus, jisai tiek ištvėrė mano kūnas, jisai ištvėrė tokius mano viražus, tiesą pasakius, kad, Dieve padėk kiekvienam. Jis tiesiog yra šaunuolis ir nusipelnė, kad aš su juo elgčiausi švelniau ir dėmesingiau. Ir nebenumočiau ranką, kad
pakentėsi, bus gerai, ištversi, nieko tokio, tu kantrus. Reikia švelniai su savim, švelniai. Vat. Tai tokie tie pamąstymai apie kūną. Čia neužsirašiau ir jau nebežinau, ką apvalinu, bet tai nėra nieko blogo, nes aš jau minėjau, kad pasąmonė mūsų labai gerai žino, ką mes čia įpiešim, užteko tik tai trečdalio akimirkos minties į tą pusę ir viskas puikiausiai įsirašė. Neuronai yra protingesni už kompiuterius, jiem nereikia 3 kartus išsaugoti ir paskui atsiminti, kur pasidėjai. Čia viskas vyksta savaime. Tai va. Ir apvalinam. Pasižiūrėkit, kaip jūsų kūnas. Aš kaip išėjau į kūno temą, mane toks pradėjo karštis pilt. Tiesiog kaip pirty. Kas nežino, tai gali būti tų pojūčių visokių. Būna, kad ašaros pasipila. Tiesiog neuronai yra ląstelės. Ląstelės visos yra susijusios. Ir tai, kas vyksta smegenyse, yra perduodama dažniausiai į tas vietas, kurios už vieną arba kitą temą yra atsakingos. Mes čia galim kalbėti ir apie čakras. O kas yra čakros? Čakros tai yra energiniai centrai, kurie išsidėstę tam tikrose kūno vietose, kaip ir endokrininės liaukos. Visos. Skydliaukė, konkurežinė liauka, čiobrelinė liauka, užkrūčio liauka. Visa tai yra kiaušidės, prostata. Visi tie dalykai, jie labai stipriai reaguoja piešiant ir mes dėl to tas fizinius pojūčius iš tikrųjų jaučiam. Nes pokytis vyksta ir pirmiausia jis pasijaučia fiziniam kūne. Tai va tuos dalykus stebėti tiesiog su tokiu įdomumu ir pasakyti stebuklingą žodį. O, kaip įdomu, man kažkas tai kažkur tai užtirpo arba suskaudo, arba kutena, arba skonis keistas burnoj, arba va dabar man, tarkim, gerklę pradėjo griaužti, kada aš vaikštau po pinigus. Kas gali būti, tarkim, va aš irgi savęs klausiu, kodėl man kimba į gerklę, kada aš pinigų, finansų, va ateinančių metų finansų apskritimą apvalinu. Pagrindinis dalykas, kuris man ateina, yra tai, kad man labai sunku pasakyti kainą. Ir tai yra daugybė žmonių ne problema, o būtent apribojimas. Kada turėtumėm vieni kitiem, čia dar įdomesnė sritis yra. Aš su didžiausiu džiaugsmu moku kitiem žmonėm už jų darbą, už tai, ko aš padaryti nemoku. Bet kada man reikia įvertinti savo darbą ir pasakyti, mane ištinka stuporas, nes kažkur yra tas vidinis apribojimas, kad gerai yra tik tai, ką tu darai už dyką. O čia yra gerai. O jeigu tu darai ne už dyką, tai žinok, vaikeliukai, čia yra jau ajajai kažkaip tai, negražu. Ir tie tokie vidiniai įsitikinimai, jie yra gajus, kaip nežinau kas. Vėlgi visa laimė, kad tos dalykus galima keisti. Galima keisti, galima mokytis, galima ugdytis, galima svarbiausia pastebėti. Jeigu pastebėjai, tai jau pusė darbo. Nes sudėtingiausia dalis su apribojimais yra ta, kad jie labai dažnai yra tokioj aklojoj zonai. Tai buvo ten per kartų kartas giminėje buvo toks įsitikinimas ir tu tiesiog net neįsivaizduoji, kad gali būti kitaip. Tas posakis, ar ne? O taip gali būti? Jo, Elenai, žiovulys tai yra kaip ir gilus kvėpavimas, tai yra paleidimas. Kai mes žiovuojam, tai yra aktyvuojasi širdis. Pirmiausia, jai reikia daugiau deguonies, o žiovuojant mes įkvepiam giliau. Ir tas žiovulys, mes dažnai jį priimam kaip nuovargį arba kaip miego tarsi norą, bet iš tikrųjų tai organizmas tuo metu taip pasiima daugiau deguonies, gali giliau įkvėpti. Reikia tada pažiūrėti dar, pavyzdžiui, kaip aš sėdžiu. Gal aš sėdžiu truputėlį
sukritęs ir užspaudęs krūtinės ląstą. O, kaip gerai. O tokie iškvėpimai, jie yra paleidimas. Jie yra paleidimas. O čia man atėjo noras, o tą stebukliuką mažyti, tiesiog imti ir nuspalvinti. Jeigu kam nors irgi yra, nes labai daug prisipiešiam linijų, gali būti, kad jau atsirado poreikis šiek tiek, ups, ką man reiškia, kai nukrito žydras markeris ant žemės. Va, tą stebukliuką aš paimsiu ir pašviesiu savo. Toks gražutis čia. Gražutis, mažutis. Va. Tebūnie. Noriu šį matyti. Gerai, keliaujam toliau. Keliaujam toliau. Vėl žiūrėkit, kas kūne. Visą laiką. Iš tikrųjų, tas dėmesio laikymas kūne, jisai mums leidžia ne pradingti iš to dėmesio lauko, kurį mes čia susikūrėm. Į ką mes šiandien dėmesį? Šiandien dėmesį mes iš principo koncentruojam į savo gerąją patirtį, paleidžiam tai, ko mums nebereikia, apvarindami, neurografuodami, sujungiam viską, tampam vientisi, priimam save tokio amžiaus, kokio esam, su tokia patirtim, kokia esam, gražiai, džiaugsmingai ir į tą puikų lauką, mūsų laiko šioje žemėje lauką šią minutę, mes įpiešiam savo norus ir aš dar jūsų šios dienos linkėjimus taip pat įsipiešiu. Ir su jumis pasidalinau tuo linkėjimu, kad kiekvienas atrastų savo aistros žemę, savo didžiulį veiklos ir kūrybos lauką, koks jisai bebūtų. Svarbiausia, kad atsidarytų širdis, kad pradėtų kutenti krūtiniai viduj, tiesiog atsiranda toks kutenantis jausmas. Mane gali suprasti geriausiai tie, kurie ką nors šitam gyvenime jau mėgsta aistringai veikti. Aistringos mezgėjos, aistringos siuvinėtojos, aistringi žvejai. Jie turi tą tokį, žino, kas tas yra, kada artėja, pajauti, kad artėja laikas, kada tu galėsi užsimti tuo, kad tu labai 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 mėgsti. Ir tas vidinis kutenimas, tai žinokit, ir yra, kada širdis momente, akimirkoje atsiveria. Ir įsivaizduojat, tu visą laiką tokiam džiugiam stebukle gali gyventi. Realiai gali gyventi, jeigu tu turi tą veiklą. Ir jeigu dar tau nereikia vogčiomis tą veiklą užsiimti, kad po to, kai padarysi rimtus darbus, tai tas tavo nerimtas, kuris tave šitaip džiugina, tada tas bus nerimtas ir tada jam skirsiu kažkiek tai laikelio pavogtą nuo miego, nuo dar kažko, ne. Tegu tai būna, ta gyvenimo šventė, akis atmerkiau ir aš esu gyvenimo šventė, nes aš darau dalykus, kurie man labai labai patinka. Labai labai. Labai labai labai. O čia apie kvėpavimą. Dar noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, kodėl aš garsiai iškvepiu. Aš anksčiau taip nedarydavau, o paskui aš pastebėjau, kaip stipriai gerėja visos būsenos, kada tu iškvepi su tam tikra nuotaika. Tai, pavyzdžiui, mano rekomendacija yra įkvėpti taip, lyg tai jūs uostytumėt gėlę. Gal yra kvapomanų, yra tokia grupė net kvapomanai, kurie žino kažkokius mėgstamus kvepalus ir kai mes uostom kažkokį malonų kvapą, atkreipkite dėmesį, mes įkvepiam kitaip, negu šiaip kvepuotumėm. Mes taip įkvepiam ir visai gilis kitas, visai kitaip priima plaučiai tą įkvėpimą su džiaugsmu. O iškvepiam taip, lyg tai mes kažką taip, ar taip užbaigėm, ar tai tiesiog po ilgos dienos atsisėdom ir tas, kada pajauti malonumą visam kūne, yra toks gerai, nes galima atsidusti ir taip. Irgi bus iškveptas oras. Oras bus iškveptas,
O atgarsis visam kūne, emocijose bus visiškai kitoks. Nors fizinis veiksmas, oras įėjo, išėjo. Tai va tiesiog pabandykit, kas nebandėt ir nesistebėkit, kad aš čia taip džiaugsmingai dūsauju, bet man tiesiog tai labai gerai veikia ir aš tuo naudojuosi, kai tik tai pajaučiu, kad turiu ką iškvėpti, tai reiškia, kad kažką tai paleidau, kažką sėkmingai labai užapvalinau, aš ir iškvepiu. Iškvepiu gilyn į žemę, todėl kad žemė, jinai yra tokia. Jinai ne tik tai pagimdo, bet jinai ir priglaudžia tai, kas atitarnavo. O mūsų kažkokios tai sunkios emocijos, nuovargiai, mūsų nedrąsa, mūsų negebėjimas išsakyti minčių, baimė saviraiškos. Visi tie dalykai yra tai, ką mes galime atiduoti, taip sakant, žemei utilizuoti. Kad jinai perdirbtų, kaip ten tas, dabar viską perdirbam, tai ir jos perdirbtų, transformuotų ir sugrąžintų mums jau kaip kūrybinę energiją, iš kurios mes galim susitverti savo kažką naujo. Va. Daug aš čia pripiešiau, šiaip, kada išeini, taip atrodo, išeini trumpam, tai taip pataupai ir linijų, ir figūrų, bet šiandien aš piešiu labai rimtai savo gimtadienio linkėjimus, labai juos vertinu, labai jais džiaugiuosi ir noriu, kad jie išsipildytų, kad nebūtų žmonės tuščiai vargę, rašę ilgiausių, gražiausių žinučių, eilėraščių ir beigi. Kaip gerai čia užsiapvalino. Visokių gerų palinkėjimų. Tai aš noriu, kad tai būtų, taip sakant, tiesiai į tą ausį, į kurią reikia, kad visa tai taptų kūnu ir mes visi tuo pasidžiaugtumėm. Nes smagu yra ne tik tada, kada tavo norai pildosi. Man, pavyzdžiui, kaip yra smagu, kada žmonės, kurie piešia su manim, paskui parašo, kad jiem tas įvyko, anas įvyko, jie tą padarė, aną padarė, ko net negalėjo padaryti ilgą laiką. Net nepasakosiu dabar, nes yra tokių, kurie sakralūs labai norai, yra labai paprastų norų. Yra tokių, įvairiausių, bet aš gyvenu tokiam stebuklingam rojui, kad beveik nebespėju džiaugtis. Kaip čia bus su tuo miegu, nežinau, nes savo reikia pasidžiaugti viskuo ir dar labai reikia pasidžiaugti kitais. Tai stebuklai, arba mano, arba kitų, arba mano, arba kitų. Įsivaizduojat, nerado, nedaugiau ko pasiskūsti, kaip tik tai stebuklų, jei per daug, nėra kada miegoti. Bet yra kaip yra, žodžių, taip sakant, iš dainos neišmesti. Pridėsiu dar porą linijų, nes tiesiog pamačiau, pajutau, kad kai piešiam liniją į apačią, tai tas mano kalbėjimas apie kvėpavimą, kada mes atiduodam žemiai tai, kas mus slegia, kas mus vargina, ar ne, tai vadinama įsižeminimu. Ir kada mes piešiam linijas žemyn, tai mes per jas irgi įsižeminam. Ir netgi medituojantiem, pavyzdžiui, žmonės, kurie sako, aš medituodamas nieko nejaučiu. Neurografika labai padeda, nes, pavyzdžiui, aš energiją įsivaizduoju tokiom linijom. Aš tos srautus taip įsivaizduoju. Jeigu aš jos taip įsivaizduoju, manyje jie taip ir vaikšto. Tai atsiranda pojūtis, kada tu gali vizualizuoti tai, ką tu pieši. Kai aš piešiu liniją į viršų, aš tiesiog ketinimų savo energiją pasiunčiu į viršų, aukštyn. Juk viskas yra energija. Tie patys mūsų norai yra energija, tie patys mūsų pažadai, linkėjimai, galvojimai. Viskas yra energija. Kiekviena mintis yra energija. Aš ją sukūriau, aš galiu ją savo vidinių ketinimų kur noriu ir nukreipti. Tai aš paėmiau per liniją, nukreipiau ją aukštyn, o paskui paėmiau ir nukreipiau žemyn. O štai. Na ką, viskas, imam spalvą. Spalva neurografikoje turi vieną rimtą taisyklę. Ta taisyklė yra tokia, kad turi būti ne mažiau kaip 2 segmentai šalia nuspalvinti tą pačią spalvą, o geriau daugiau.
Todėl, kad spalva, jinai išplečia idėją. Jinai išplečia idėją. Ir tas idėjos išplėtimas yra kaip tik apie tai, kad, ką aš sakiau, kai sakiau man ir visiems kitiem. Tai labai sustiprina galią, kaip ir piešimas grupiai, pavyzdžiui. Piešiant vienam yra labai viskas kietai, bet nemažiau kietai yra, kada piešiam grupiai. Todėl, kad tada susijungia mūsų visų energija į vieną ir daug stipriau išsitransliuoja. Aš dabar šiandien trauksiu pieštukus nežiūrėdama, nes spalvą irgi galima rinktis, kas man gražu, o galima traukti nežiūrint ir vėlgi užduoti savo klausimą. O apie ką man ta spalva? Ką man pasąmonė nori pasakyti, pakišdama po mano pirštais būtent šitą pieštuką. Tiesa, gali būti kartais, kad tas pieštukas bus, pavyzdžiui, kaip man dabar, nepadrožtas, nes nedažnai aš, paskutiniu metu buvo čia dažnokai su rausva. Ir žiūriu, kur norisi man dabar pirmiausia tą rožinę spalvą paleisti. Ir jaučiu, kad man norisi ją, kaip gerai, paleisti į pinigus, kaip įdomu. Kai aš renkuosi spalvą, aš pinigam paprastai renkuosi žalią. Nes nežinau kodėl, gal dėl to, kad senų laikų doleris žalias, o gal dėl to, kad žalia tai yra augimas, pavasaris, džiaugsmas visoks koks. Dabar mano pinigai bus rožiniai. Gal tai yra apie tai, kad prisiminti, kad vis dėlto esu 52 metų, bet mergaitė, manyje ta maža mergaitė juk yra, maža mergaitė, kuriai reikia žaisti, kuriai reikia puoštis, kuriai reikia būti gražiai, kuriai reikia būti silpnai, visokių tokių dalykų ir aš galvoju, kad man tai yra toks, tarkim, net pašnibždėjimas į ausį, kad gal tu nustok būti tas, nesakysiu su kuo. O tiesiog truputėlį suminkštėk, truputėlį pažadink savy tą mergaitišką rausvumą ir trapumą. Koks skirtumas kiek metų, ar ne? Vis tiek niekur, vidinis vaikas iš mūsų niekur niekada nedingsta. Ir mūsų dalis, ir ta dalis kartais per piešimą pasirodo rožinė, pavyzdžiui, spalva. Aš taip suprantu. Jums rožinė spalva gali būti visiškai kas kita. Yra tik tai mano interpretacija ir niekieno daugiau. Jeigu kalbėti apie neurospalvą, tai iš viso ten yra ausin sistema, ten yra visai kitos kategorijos, bet šiandien mes jom nežongliruosim, nes aš tikiu, kad yra labai daug čia žmonių, kurie piešia pirmą kartą ir vienintelis dalykas, ką aš noriu jam pasakyti, ateikit pas mane į kursą mokytis, todėl kad bus smagu, įdomu ir labai naudinga. Pradėsit, pajusit, pamatysit, dabar išsibandykit ir ateikit. O dabar tiesiog pildom norus ir džiaugiamės. Kaip išsiliejo ta rūžava spalva, tokiais sparniukais į visus šonus. Taip. Elena klausia, ar neprisišauksim priklausomybės. Įdomu, ką jūs turėjote omeny. Priklausomybė yra toks dalykas, kurio mes labai dažnai nesirenkam. Jeigu mes pasirenkam, ar tiksliau, jinai nėra sąmoninga. Kai mes piešiam neurografiką, mes kalbam vis dėlto apie sąmoningumą ir pasirinkimą. Ir kada kalbam apie sąmoningumą ir pasirinkimą, priklausomybės tenai būti negali, todėl kad tu labai gerai suvoki, kodėl tu tai darai, kam tu tai darai. Labai atsakingai apie tai šneku, nes žinau, kas tai yra negatyviosios priklausomybės. Ir niekada nevadinčiau pašaukimo, tarkime, priklausomybę. Nes tai, kas kuria ir augina
tai negali būti kažkas, ko reikėtų bijoti ir vengti. Tai jeigu čia buvo komentaras apie tai, kad aš sakiau, kad kiekvienam linkiu rasti tą aistrą, kuri užaugintų sparnus, tai tikrai ne. Tai tikrai ne. Bent jau mano žodžiuose to nebuvo. O kiekvienas žmogus be abejo turi savo kažkokį girdėjimą ir matymą ir čia nėra, taip sakant, kažkokio tai vieno tokio lekalo, pagal kurį galėtum pasakyti, kaip reikia. Bet kad ateina tas laikas, kada tiesiog nebeneš naudos darbai, kurie yra dirbami be džiaugsmo. Tiesiog nebeneš. Anksčiau ar vėliau tikrai visi žmonės darys tik tai tuos darbus, kuriuos daryti jie mėgsta, moka ir jiem patinka. Mes visai neseniai piešiam ikigai. Yra tokia filosofija. Japonijoje yra sala, kurioje žmonės labai ilgai gyvena. Ir juos ten smarkiai tyrinėjo. Kodėl taip yra? Ir paaiškėjo, kad viena iš priežasčių yra filosofija, kurią jie vadina ikigai. Tai yra jų centras. O tas centras susideda iš to, kas tau labai labai patinka, iš to, ką tu labai labai gerai moki, iš to, už ką tau moka pinigus, tai yra iš ko tu gyveni, tai yra sukuri tam tikrą vertę, ir iš to, ko iš tavęs reikia pasauliu. 4 dalykai, jie tiesiog yra vaizduojami kaip 4 rutuliai ir sudaro tokį tarsi gyvybės gėlės žiedlapį. Ir štai jie gyvena labai ilgai, todėl kad tai pagal idėją tai yra laimės formulė. Ir visas pasaulis vienaip ar kitaip į tai iš tikrųjų juda. Taip, dabar aš ištraukiau mėlyną. Kur mano ranka nueis? Ranka nueis į neatpažintą apskritimą. Taip, taip. Va. Tam tikras kontrastas, jaučiu kaip. Jeigu spalvinate su markeriais, tai žymekliais spalvotais, irgi labai gerai. Mes spalvinam žymekliais, todėl kad mes matot, kai aš spalvinu, aš einu kiaurai per linijas. Tai irgi toksai vidinių ribų pašalinimas. Manęs neriboja tai, kad čia yra kažkas kažkur sudalinta. Puikiausiai mano ranka eina kiaurai, šis spalvas maišau ir va tie žymekliai ir pieštukai, jie nepaslepia markerio, su kuriuo mes piešiam tam tikrus vektorius, tam tikras kryptis, tam tikrus energijos kanalus, takelius, kurie mūsų galvoje susikuria į naujus, jaunus, energingus neuroniukus ir jų jungtis bei tinklus, kurie paskui mus per tą gyvenimą ir veda. O, koks grožis. Vieno niekur nepaliekam. Prisiminkit, jeigu kažkam tai kils abejonių, kaip jums sekėsi piešti, norėsit pasidalinti, visada man galite atsiųsti savo piešinius. Tie, kas su manim piešia seniai, žino, kad aš tiesiog labai mėgstu žiūrėti ir džiaugtis, ir pakomentuoti, ir patarti, taip kad drąsiai siųskit. Kodėl taip yra? Todėl taip yra, kad aš dirbu iš to pašaukimo, iš to džiaugsmo vidinio, iš tos ugnies. Todėl man tai patinka, mane tai džiugina, mane tai veža, mane tai uždega, mane tai įkvepia. Ir kas yra įdomu, kad praktiškai nuovargis neįmanomas tokioj būklei.
Nuovargis labai dažnai atsiranda būtent dėl to, kad mes darom dalykus, kuriuos daryti privalu ir mes patys savo tai pasakom, aš privalau tai daryti. Tai nereiškia, kad mes neturim pareigų arba atsakomybės. Tai reiškia, kad požiūrio kampas. Reikia arba surasti požiūrio kampą, kas tame darbe vis dėlto man patinka ir nebesakyti, kad man yra sunku, man privalu, man bjauru, arba keisti darbą, ko aš jums ir linkiu, susirasti tai, kas iš tikrųjų patinka. Va. Taip. Nu, va. Taip, Elena rašė dėl aistringos veiklos, tai aš jau tada atsakiau. Čia irgi yra vienas iš labai rimtų apribojimų. Tas, kad, kaip ten mes sakom, per daug nesidžiaug, nes paskui verksi. Per daug nekrykštauk ar ne, nebūk per daug atviras, nebūk per daug aistringas, nekalbėk per daug apie save, neatverk širdies, neįsileisk, nes prispjaus, primindys. Tai yra tai, kuo mes daugybę metų gyvenom ir tai nėra taip paprasta pakeisti arba paleisti. Bet kaip tik tai mes tarp kitko pieždami ir darom. O tas ėjimas į atvirą širdį, nes tiesiog nėra kito kelio. Žmonijai nėra kito kelio. Baimės tas etapas, to uždarumo etapas, tas konkurencijos priešo etapas, jisai tiesiog baigėsi. Man reikia keisti spalvą, nes aš pradėjau kalbėti visai negimtadieniškai kažkodėl tai. Ir galvoju, kad galbūt ta išminties spalva, ir aš labai džiaugiuosi, jinai kažkodėl tai dar ir į keliones atėjo, va čia tai tikrai pakeisiu, nes išmintis kelionėse yra labai gerai, taip, bet man norėtųsi, kad ten ateitų kas nors tokio truputėlį kitokio. Norėtųsi, va. Na štai. Po truputėlį užliejam spalvą ir matom, kaip spalvos energija tarsi tokiu prasminiu turiniu, papildomu dar prasminiu turiniu užpildo linijas. Linijos kaip indas, ar ne, figūros kaip prasmės indas, mes spalvoje jas sustiprinam dar labiau. Galima sąmoningai rinktis, bet man vis dėlto tas intuicijos momentas neurografikoje yra žavingas ir aš jį labai mėgstu. Taip. Na va, norėjau į keliones kažko šviesaus ir gavau kažko šviesaus. Matau, kad čia aš geltonai nuspalvinau stebuklą pačioje pradžioje. Ir į keliones ateina geltona. Man iš karto įsijungia, o tai čia stebuklai. Kelionėsgi tuo ir smagios, kad kur daugiausia stebuklų nutinka? Kelionėse. Nes mes ten esam nusiteikę smalsiai. Va ten ir veikia tas principas, apie kurį aš jums kalbėjau. Kai sakiau, kad po piešimo reikia į pasaulį žiūrėti smalsiai ir dėkingai. Tai vat kaip turistas atvažiavęs į kažkokią tai ypatingą šalį, jisai pastebi viską, namus, duris, žibintus, kaip žmonės apsirengia. O kasdienybėje mes dažnai tiesiog nepastebim to, kas yra aplink mus. Tai va dėl to kelionėse nutinka daugiausia stebuklų, kad mes esam nusiteikę juos matyti. Kaip tą dalyką įjungti savo kasdienoje, tai yra kiekvieno toks savitas būdas ir neurografika yra vienas iš jų. Man jisai tinka, aš taip įjunginėju savo gebėjimą džiaugtis, stebėtis, matyti. Taip. Už sveikinimus aš dėkoju, prašom prisijungti, prašom piešti, prašome dalintis su mumis kartu tais linkėjimais ir norais, kurie nuo dabar, nuo čia pildysis visiems. Va. Tas yra labai iš tikrųjų smagu. O kaip geltonai įsibėgėjo.
Daug stebuklų mano 52 metuose. Kas dabar bemato savo skaičius, pasižiūrėkit, ar jūs dar matote tuos skaičius, kuriuos įrašėt, ar kaip ir aš jau visiškai juos ištirpinot savo gražiame gyvenime, kuris prasideda čia ir dabar, šią akimirką, kol pieštukai šoka po mūsų A4, gal kieno nors net A5 dydžio visatą. O kokį jūs lapą pasimsit, tai nėra svarbu, tai kiekvienas gali pasirinkti kitaip. Taip. Dar spalvos. Smagu šiandien spalvotas mano šventiškas piešinukas. Dažniausiai po eterio visi mes dar pasėdim ir pagražinam tol, kol mums pasidaro labai labai gražu, nes išsėdėti eteryje visiems bendrai, visiems kartu ne visada užtenka kantrybės, ypatingai naujokam. Tai naujokam pagrindinis dalykas yra suapvalinti, nepalikti atvirų kampų. O jau paskui galima ir kitą dieną prisėsti. Bet tas įspūdis, kurį mes sukuriam per piešinį, kada mums tas piešinys yra gražus, kada jis mus džiugina. Tas gražus, labai neteisingą žodį aš pasakiau. Nes būna taip, kad akis žiūri ir supranta, kad net toks tavo estetikos suvokimas yra, bet vidus visas krykščia iš malonumo dėl kažkokių neoninių galbūt spalvų, kurių tu niekada gyvenime ir nesirinktum, bet tuo momentu, tam taške tau to reikia. Ir tas džiaugsmas, kurį tu patiri, jis yra grožio kriterijus neurografikui. Patirti džiaugsmą nuo to, ką aš sukūriau. Tai tikrai ne kanonai kažkokie estetikos arba grožio, bet tai yra ta vidinis estetikos pojūtis, vidinis grožio pojūtis. Ir jisai būtent ir yra ta magija, apie kurią aš kalbėjau, kuri turi mokslinį pavadinimą, tai yra neuroestetika, iš tikrųjų. Tai yra kaip į grožį, į išorinius dirgiklius per akis reaguoja smegenų neuronai. Tai yra tiesiog mokslo šaka, beje, jauna, visiškai jauna, kadangi aš sakiau, kad ilgą laiką neuronai apskritai buvo neįvertinti. Tai viskas, kas yra susijęs su neuronais ir neuroplastika ir neuroestetika, visi tie mokslai yra jauni, bet jie yra be galo įdomus ir jie paaiškina labai daug dalykų, kurie su mumis vyksta. Labai, labai daug dalykų paaiškina ir praktiškai visais jais ir remiasi neurografika kaip mokslas. Įkvėpimui dar reikia būtinai spalvos. Paimkim ką nors dar. Kokios spalvos mano įkvėpimas? Mano įkvėpimas bus žalias. Viskas, aš jau čia visą vaivorykštę beveik sudėjau. Turint omeny, kad aš tiesiog atgalia ranka traukiu pieštukus. Nebūtina viską nuspalvinti. Reikia nuspalvinti tiek, kiek mums reikia, kiek mes jaučiam, kad gana. Šiaip pagal teoriją tai yra apie 70% piešinio. Bet mums kiekvienam gali kitaip atrodyti, tai kol jūs man neatsiskaitinėjate už kursą, spalvinkite tiek, kiek jums norisi. Balta spalva irgi yra spalva, jeigu ką. Jeigu ką, tai irgi yra spalva. Piešinį galim sukti. Kaip atsigavo viskas nuo žalios? Žalias įkvėpimas yra gražu ir gerai. Dar prie kelionių pridėsiu. Tos žalios šalia. Kelionėse įkvėpimo irgi reikia. Ir kelionėms įkvėpimo reikia. Aš
iki neurografikos aš buvau savo tokį tiesiog kažkokį irgi užsidėjus kaip gaubtą ant galvos. Nereikia man tų kelionių, man Lietuvoje labai gerai. Nieko aš nenoriu, nieko man nereikia. Aš per praeitus metus keliavau tiek, kiek gyvenime nesu keliavusi. Tiesiog būtent atsirado įkvėpimas. Na ir stebuklai, aišku, atsirado. Visos mano kelionės buvo visiškai stebuklingos, pakankamai ekspromptinės ir tokios ir egzotiškos labai, ir labai turiningos, ir labai mane visai kaip praturtino, oi, koks gražus gavosi kelionių apskritimas, labai man patinka. Ir truputėlį dėl lygsvaros įkvėpimo į sveikatos pusę. Čia prisimenat, kaip aš dūsavau, kaip aš nesirūpinu savo kūnu ir kaip planuoju nuo 52 metų pradėti tai daryti. Tai va, tegul tai būna įkvėpta. Ir dar netgi liniją pridėsiu, kad būtų tikriau. Linijų galima pridėti visada, figūrų irgi. Pamatysit kažkur tai apskritimą, gaudom ir pridedam. Tie piešinukai auga. Piešinukai, nemėgstu taip sakyti, tai yra paveikslai, mūsų gyvenimo paveikslai. Ir būna, kad po metų išsitraukia ir staiga atrodo viskas buvo išpiešta, staiga pamatai figūrą, pridedi kažką tai, prijungi ir tai yra smagu. Taip, ką mes dar galime čia padaryti? Mes netgi negalime, o turime padaryti dar kai ką. Tai yra visos tos linijos, kurias mes piešiame, jos yra mūsų energija, mūsų vidinė. Mes labai stiprus ir galingi ir niekas to neabejoja, bet kada yra pripiešta šitiek norų, kada kalba eina apie pakankamai ilgą gyvenimo laikotarpį, metai tai yra daug, ypatingai kai dabar viskas taip keičiasi, tai tam energijos reikia daug. Ir aš, pavyzdžiui, aš visada gyvenu sraute, netgi tada, kai nežinojau, kas yra srautas. Vis tiek jame gyvenau, tiesiog toks gyvenimo būdas. O dabar aš labai gerai suvokiu, kad tam, kad aš galėčiau įgyvendinti tai, ką aš čia sukūriau, ką aš čia sudėjau, man reikalinga stipresnė energija negu mano. Man reikalinga kažkokia tai subtilioji visatinė energija. Kaip jūs ją vadinat, yra kiekvieno asmeninis reikalas. Aš kreipiuosi į kūrėją, aš kreipiuosi į angelus, aš kreipiuosi į mokytojus ir tada pravedu liniją, kuris skiriasi nuo kitų linijų. Jinai yra neurografinė, jinai yra nenuspėjama lygiai taip pat kaip tos linijos, kurias mes piešiame iki šiol, bet jinai yra stora. Todėl, kad ta energija, kurią mes įliejome į plonesnės linijas, mūsų energija, jinai tose plonose kanaliukuose puikiai juda. Bet jeigu mes kreipiamės į aukštesnėsias jėgas, jų energija yra labai galinga. Tai tiesiog kaip pavyzdį laidus, ar ne, tie, kurie yra 220 ten namie ir tie, kurie eina laukuose, kur ten eina riešo storio. Tai va, mums dabar reikia tokių laidų, kad ta energija praeitų. Ir prieš vedant tiesiog dar kartelį, o dabar net jeigu jūs dar nebaigėt, padarykime tai kartu, kad mūsų bendra energija praeitų sklandžiai ir greitai. Padėkime rankas ant lapo, pakvėpuokim ir kiekvienas kreipkimės į tą, kuo tikim. Į tai, ką mes kreipiamės tada, kada mums būna dažniausiai blogai, į tą, kuriam dėkojam tada, kada mums būna labai gerai, į tą kreipiamės ir tada, kada prašom palaikymo savo projektui, kuris vadinasi gyvenimas. Mano vadinasi 52 metai. Kaip vadinasi jūsų, jūs kiekvienas žinot. Vienu žodžiu, prašau va šitam nuostabiam spalvotam projektui, jo išsipildymui, prašau palaikymo. Dėkoju, džiaugiuosi, myliu, švenčiu ir vedu liniją, kad tas palaikymas
turėtų per kur ateiti. Ta linija eina nuo krašto iki krašto. O, mano ranka tiesiog pašoko pati. Ir jinai yra neurografinė, kai kur jinai gali atkartoti tas pačias linijas, o kai kur jinai gali nueiti visai kitu keliu. Ir kai vedate, kad aš dabar ją pakartosiu, noriu, kad jinai būtų labai ryški, kai vedate, klausykitės, kas vyksta kūne, kai kur tiesiog atrodo, kad ranka, vat, kaip man buvo, kad šoko į priekį, lyg aš būčiau ne tą pavarą įjungus ar ne, bet kai kur būna, kad truputėlį jinai stringa. Ir tokių linijų gali būti keletas, jeigu jūs jaučiat, kad jums vienos negana. Man, kadangi aš pati šiandien tokį užtaisą turiu didžiulį tos meilės ir linkėjimų, kuriuos gavau iš visų žmonių, man ko gero kol kas užtenka vienos. O jeigu kam nors reikia didesnio palaikymo, jeigu jūs ten piešiate kokį milijoną ar kokį nors gyvenimo perversmą milžinišką ir didžiulį, nusipieškite jų daugiau. Bet turėkite omeny, kad visame kame vis tiek patarėjas geriausias yra saikas. Mes prašom pagalbos, bet mes puikiai suprantam, kad vis dėlto projekto vadovas esu aš. Kūrėjas, vadovas esu aš. Taip kad palaikymo prašau, bet ir pats viską darau. Štai taip, dabar reikia suapvalinti tuos gilius kampus, kuriuos šita stipri energijos srovė ištraukia iš gilumų, gilumos. Iš gilumų, gilumos. Užapvalinam. Užapvalinam. O, kaip gerai. Nepamirškit kvėpuoti gerai. Kartais, ypatingai pradžioj, būna, kad žmonės pamiršta gerti ir kvėpuoti. O gerti vandenį ir kvėpuoti piešiant neurografiką yra labai svarbu. Todėl, kad mes dirbam su fiziniu kūnu. Tai va dabar, ypatingai, kai tik tai jau pabaigsit su šitą liniją derinti detalės projektinės, norų išsipildymo, būtinai atsigerkit, būtinai atsikvėpkit. Va ir ačiū už sveikinimus, ačiū. Labai smagu. Junkitės prie mūsų, piešiam, dalinamės linkėjimais. Kad ne man vienai šiandien taip gerai būtų, kad visiems. Taip, štai palaikymą turiu. Dabar dar vienas dalykas yra. Tai yra jau aukščiausias, sakykime, algoritmo punktas iš tų būtinų, privalomų, skaičiuojamų, kuris mūsų sąmonės piramidai atitinka absoliutą ir reiškia rezultatą, tai yra fiksacijos figūra. Skamba baisiai, nes neaiškiai. O iš tikrųjų mums reikia šitam lape išskirti vieną figūrą arba ją sukurti ir pasakyti, štai čia yra rezultatas. Jau sakiau, projekto vadovas esam mes kiekvienas tas, kuris kuriam savo piešinį. Ir mes kiekvienas tą figūrą galim išsirinkti. Ar taip kažkur tai buvo potyriai viename iš norų arba linkėjimų patys stipriausi. Gal tai buvo tas ratas, kuriuo mes harmonizavom savo dabartinius gyvenimo metus, juos priimdami, ar ne? O galbūt tai yra kažkas tai visiškai naujo, kaip mano atveju. Aš tiesiog pamačiau dar vieną naują, jinai visiškai nenauja, tiesiog atsiradus papildomiam dalykam, mano akis ją pamatė. Tame ir yra tas įdomumas, kad intuicija pradeda veikti. Ir aš noriu pagauti štai šitą visiškai naują figūrą. Jinai atkartoja ir apima dalį mano iki šiol pieštų figūrų.
kol kas net nežinau, apie ką jinai man, bet aš ją pamačiau ir aš ją piešiu. Va tokia toji figūra, be abejo, vėl išlupau krūvą kampų, krūvą visokio ribojančio šlako iš vidaus ir karštis išpylė, ir pasipriešinimas vidinis yra tas, kada atsiranda mintis, velnias, viską sugadinau, kaip negražu. Ir aš tada žinau, kad reikia greitai čiupti markerį ir pradėti apvalinti, todėl kad apvalinimas yra toks unikalus atradimas, kuris viską, absoliučiai viską sutvarko, sujungia, pagražina. Ir tai yra mūsų gyvenime metafora suapvalinti santykius, suapvalinti konfliktą. Susipykom, iš karto ateina mintis, reikėtų suapvalinti. Suapvalinam ir išsisprendžia. Taip kad tas dalykas, jisai irgi kaip įgūdis persikelia į gyvenimą ir tas, kai kažkoks momentas atrodo krizinis, kai kažkoks momentas atrodo probleminis, suapvalink jį. Jeigu negali suapvalinti mintise, nusipiešk, mes turim tokį algoritmą, apribojimų šalinimo algoritmas, nusipiešk. Ašą, mes dar jį pravardžiuojam greitukas, kad labai greitai, bet kokioje situacijoje, 1-2, nusipiešiai, suapvalinai, o kol tu apvalinai, žiūrėk, situacija, kuri atrodė dramatiška, išsisprendė pati. Kaip gerai. Štai iš karto pasidarė geriau, pradėjau apvalinti, nes labai daug ištraukiau naujų kampų ir dar su tokia stora linija. Tai ir tas pasipriešinimas, jisai taip greitai man pramušė, net suskaudo, sakyčiau, galvą suspaudė. Pati išsigandau savo drąsos. O dabar jau matau, kad vėlgi pasitvirtina tas, kad nėra neįmanomų dalykų. Aš tuoj į harmonijos būseną, apvalindama visą tai atvesiu. O paskui dar galėsiu pridėti spalvos, o paskui dar galėsiu pridėti linijų. Tai jau bus stilizacija. Tai apie ką aš kalbėjau, kad mes užbaigiam jau paskui kiekvienas individualiai, kol mums pasidaro gražu. Dažniausiai gražu pasidaro tada, kada nebėra nei vieno neužapvalinto kampo. Pradžioj, kas piešia pirmus kartus, labai tie kampai moka nuo mūsų akių pasislėpti. Atrodo, viską apžiūrėjau, o negražu ir gana atsiunčia man piešinį ir aš matau, akurat, pasislėpęs 1, 2, 3, 4, 5 žmonės stebisi, bet aš taip žiūrėjau. Kažkada tai viena moteris sakė, aš su padidinamu stiklu žiūrėjau. Va, tai čia yra tas nepadidinamo stiklo dalykai. O tai, kad mums ir figūros, ir linijos, jos pradeda atsirasti, mūsų matymas keičiasi, kampas keičiasi nuo to užapvalintų kampų, tai yra, ar tai išspręstų konfliktų, ar tai pašalintų apribojimų skaičiaus keičiasi matymas, pradedam matyti daugiau. Todėl ir realybėje pradedam matyti galimybės ir atrodo, kad kažkaip stebuklingai vyksta procesai. O stebuklų tame mažai, tiesiog jos visada buvo, bet kol buvo tie neužapvalinti kampai, mes jų nepastebėjom, nematėm. Reikėjo neurografuoti ir užapvalinti, kad pamatytumėm štai šalia. Čia populiariausias dalykas yra, kada žmonės gyvena šalia nuo vaikystės ir nemato, kad jie vienas kitam skirti kaip partneriai, kūrėjai, viso gyvenimo meilės, ar ne, kurie gali eiti šalia kartu ir nemato, tiesiog kažkokioje akloj zonai, dėl to, kad yra apribojimas. Taigi čia vaikystės draugas, tai mes čia smėlio dėžiai kartu. O paaiškėjo, kad tai ir kas, kad tu smėlio dėžiai, o pasirodo, tai yra visai kiti jausmai, kiti santykiai. Tas pats yra su uždarbio dalykais, kada tu turi gebėjimą, talentą, galimybės visas, bet jų nepriimi kaip realaus būdo, iš kurio tu gali gyventi ir džiaugtis. Tam reikia pašalinti tam tikrus apribojimus, kad, pavyzdžiui, darbas gali nešti džiaugsmą.
arba kad aistra tai vat, nėra priklausomybė. Labai ačiū už tą klausimą. Jis labai tikslingas iš tikrųjų yra. Kaip atskirti, kas yra ir kas nėra priklausomybė. Tai, kas kuria ir tai, kas augina. Tai net jeigu tada tą žodį vartoji, bet jisai įgauna visiškai kitą prasme. O mano markeris į pabaigą nusprendė, kad tai yra mano pirmoji šitų metų gyvenimo diena, o markerio paskutinė. Vat viskas šalia. Jisai pasakė man sudie. Ir ties ta gražia nata, pažiūrėkit, kokį aš pamačiau nuostabų apskritimą čia, kurio aš nemačiau prieš tai. Negaliu jo nepagauti, negaliu jo nepasimti, nes jisai tikrai yra labai gražus ir stebuklingas, bet man prieš tai reikėjo nubrėžti fiksacijos figūrą, kad aš jį pamatyčiau. Koksai gražuolis. Ir jisai apsikabinęs su mano pirmoju stebuklu. Duosiu ir jam auksinę spalvą, tegu šviečia. Matot, aš maišau pieštuką su markeriu ir man iš tikrųjų patinka labai padaryti. Na štai, ir baigiam šios dienos piešimą. Jeigu kas nors dar nebaigėt, tai jūs būtinai užbaikite. Pasidalinkite savo piešiniais po šito įrašu arba atsiųskite man arba parašykite į grupę Einam piešti. Vienu žodžiu, kur tik tai jūs pajausite, matot, vis dėlto negrįžau dar aš iš piešinio, man neišeina kameros įsijungti, spaudau ne tuos mygtukus. Tai va, ačiū labai, kad jūs buvote su manim mano gimtadienio vakarą. Ačiū už jūsų sveikinimus, ačiū už jūsų visus gražumus ir gerumus, už visus jūsų linkėjimus. Ir tegu jums pildosi jūsų norai, tegu tiesiog viskas būna nuostabiai gerai, saulėtai, šiltai, šviesiai. Ir žinoma, aš labai, labai laukiu tų, kurie seniai ruošiasi. Ateikit Liepos 7, padraugausim 5 savaitės, išmoksim piešti nuo pirmos linijos, laikysiu už rankos, būkit drąsūs, tai nebaisu, tai malonu, tai įdomu, tai linksma ir stebuklinga. Tai atleidžia man mano mokytojas Piskariovas. Tai tikrai stebuklinga. Tai va, ačiū jums labai. Apkabinu, myliu, bučiuoju visus ir labos nakties. Primenu, kam bus sunku užmigti, druskos į vandenį, kojas į bliūdą ir pasėdim, kol pajuntam, kad nuslūgsta. O jeigu kažkam tai labai neramu, tai siųskit man dabar savo piešinius, aš ten surasiu kampus. Bučkis. Iki.